Kaip tavo darbas, kurio tu nekenti, naikina tavo vyriškumą. Tas jausmas sekmadienio vakarą, kai į skrandį pradeda lysti nerimas, kai vien mintis apie rytojo atima visas jėgas, pažįstama? Dauguma galvoja, kad tai stresas ar tiesiog bloga nuotaika. Bet aš noriu, kad tu suprastum, kas iš tikrųjų vyksta tavo organizme, kai tu eini į darbą, kurio tu nekenti. Tavo kūnas neskiria streso nuo bėgančio liūto ar nuo blogo viršininko ar dėl nemėgstamos užduoties. Reakcija tiesiog ta pati. Įsijungia režimas kovok arba mirk. O tai reiškia vieną - kortizolis. Tavo kūnas yra užtvindytas streso hormonų. Ne valandą, ne 2, o 8 arba 10 valandų per dieną. Kiekvieną dieną. O dabar svarbiausia dalis. Kortizolis ir testosteronas yra kaip svarstyklės. Kai kortizolis aukštai, tai testosteronas krenta žemyn. Visada. Tavo kūnas, būdamas nuolatinėje išgyvenimo būsenoje, tiesiog įjungia funkcijas, kurios nėra būtinos išlikimui, įskaitant reprodukciją, raumenų augimą ir tą pačią libido sistemą, ar ne? Taigi darbas, kurio tu nekenti, jis ne tik atima tavo laiką, jis tiesioginė ta žodžių prasme atima iš tavęs energiją, žudo tavo lytinį potraukį, neleidžia tau auginti raumenų ir verčia kaupti ant pilvo riebalus. Jis fiziškai griauna tavo vyriškumą. Aišku, aš nesakau, kad tu rytoj privalai mesti darbą. Aš klausiu, ar darbas, kuris iš tavęs atima sveikatą ir vyriškumą, yra vertas tų pinigų. Pagalvok apie tai. Arba tiksliau, o ką tu veiktum, jeigu nereikėtų dirbti vien dėl to, kad išgyventi.